Sveiki visi. Praeitoje laidoje kalbėjome apie žinomiausią šiais laikais socialinį mokslą politologiją ir politiką. Kaip jos objektą dabar pakalbėkime apie visų socialinių mokslų pasaulyžiūrinę bazę, filosofiją bei sociologiją. Pradėkime nuo filosofijos. Būtent filosofija yra socialinių mokslų širdis ir būtent filosofija formuoja metodologinius mokslinio pažinimo pagrindus. Kasgi yra filosofija? Kaip žinia, pats šis terminas reiškia meilę išminčiai. Kuo išmintingas žmogus skiriasi nuo tiesiog protingo žmogaus? Yra nemažai pasamprotavimų šią temą. Man asmeniškai šioje vietoje imponuoja toks apibrėžimas. Protingas žmogus sprendžia problemas, o išmintingas jų tiesiog nesukuria. Mūsų filosofai dėja susikūrė savo problemą, kai 90-ais praeito amžiaus metais nuėjo į Seimą ar kitais būdais nuėjo į politiką ir pradėjo liaupsinti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Platonas tikriausiai klydo, manydamas, kad filosofai valdžioje pagerins valdžią. Atvirkščiai atsitinka taip, kad valdžia pablogina filosofus. Faktiškai su nepriklausomos Lietuvos filosofais atsitiko tas pats, kas ir su buvusiais pravaldiškais tarybiniais. Jų filosofijai tiesiog ideologizavosi. Berods tik vienintelis Velionis Šliogeris iki paskutinių savo dienų dar sugebėjo išlaikyti kritiškai išmintingo filosofo statusą. Šis filosofijos statusas bėgant laikui keitėsi. Kažkada antikos laikais filosofija buvo tiesiog pradinis mokslas. Vėliau viduramžiais filosofija tapo teologijos tarnaitė, moderniaisiais laikais jį vėlgi kuriam laikui pagal neigimo dėsnį atstatė vienintelio tikro mokslo ir mokslinio pažinimo metodo statusą. Hėgelis išvis filosofiją net vadina mokslu. Tarybiniais laikais filosofija buvo ideologijos tarnystėje, nors oficialiai pati marksistinė filosofija buvo traktuojama kaip mokslinio pažinimo teorija. Tokio požiūrio tarp kitko laikėsi lietuviškieji tarybiniai filosofai susibūrė Vilniaus universiteto filosofijos katedroje, kuriai vadovavo žinomas filosofas Eugenijus Meškauskas. Daugeliu dabartinių potarybinių filosofų tarpe šiandien yra paplitęs požiūris, kad filosofija tai tiesiog mokslo metodologija. Nemažai filosofų iki šiol laikosi ir tokios tradicinės klasikinės filosofijos sampratos, pagal kurią filosofija tai mokymas apie ribinius, galutinius būties pagrindus ir šią prasme filosofija susideda iš kelių dalių. Tai ontologija mokymas apie būtį, gnosiologija pažinimo teorija, socialinė filosofija arba bendroji sociologija, filosofinė antropologija mokymas apie žmogų, ir dar keletas tokių smulkesnių skyrių, logika, etika, estetika ir panašiai. Iš esmės galima sakyti, kad šiandien filosofija vis dar ieško savo vietos mokslinio, ir kas be ko tokių pseudomokslinių žinių sistemoje. Lygiagrečiai su savo vietos paieškomis vyko ir filosofijos socialinio reitingo transformacijos. Jos tiesioginis visuomeninis reitingas per šimtmečius buvo gana
aukštas, jį lėmė senovės tradicija, kad filosofija yra pirmoji iš mokslų. Bet kurio žmogaus išsilavinimo pagrindas yra būtent filosofinės žinios. Šiandien šis aukštas filosofijos reitingas akivaizdžiai smuktelėjo ir suprastėjo. Vienu žodžiu, filosofija šiandien nustojo būti ir mokslu, ir kažkokia itin statusinė, reitinginė teorinė veikla. Filosofija neduoda galutinių atsakymų, tik formuluoja tokius amžinus klausimus. Filosofija tai pasaulėžiūra apie ribinius bei galutinius egzistencijos ir būties pagrindus. Bet tai ypatinga pasaulėžiūra. Žiūrint iš dabartinių pozicijų ir įvertinant visą filosofijos istoriją, galima teikti, kad filosofija tai pasaulėžiūra turinti savyje moksliškumo pradą. Pastarasis reiškia, kad filosofija operuoja sisteminio teoretizmo kategorijomis, jis siekia objektyvios tiesos. Mūsuose filosofijos turinys ženkliai susiaurintas ir tiesa nebėra filosofavimo tikslas. Išvis mūsų filosofai pasidavė, galima sakyti, tokiai pasaulėžiūriniai visuotinos hibridizacijos madai. Dabar madinga postmodernistinė filosofija, kuri sąmoningai pateikia filosofiją kaip tokia eklektiška įvairiausių teorijų ir tekstų, žanrų ir stilių mišinį. Bei atsisako objektyvios tiesos paiešką ir net pačios tiesos sąvokos. Kaip teigia žinomas postmodernistinis filosofas prancūzas Lyotaras, tiesa negalima. Svarbiausias metodologinis postmodernistinis principas tai toks radikalus nuomonių pluralizmas. Vaizdžiai kalbant, nesvarbu, ar objektyviai egzistuoja ar neegzistuoja žemės traukos, pavyzdžiui, dėsnis. Svarbiau skirtingų žmonių nuomonės apie šį reiškinį ir nuomonės apie jų nuomonę. Tokiu būdu vyksta dvigubas, trigubas ir tolimesnis jau kitose mano laidose minėtas taip vadinamas kopijų kopijavimas. Kuo daugiau glamūrinio tokio filosofinio teoretizavimo, tuo toliau nerealios tikrovės, tuo giliau į žmogaus subjektyvizmo ir psichizmo džunglės. Mūsų moksleiviams, tarp kitko, ne per seniausiai įvestas pasirinktinis filosofijos brandos egzaminas. Šiais metais, kiek girdėjau, jį pasirinko laikyti apie 100 abiturientų. Yra paskelbtos pavyzdinės 2023-2024 mokslo metų šio egzamino užduotis. Egzaminas, kaip įprasta, susideda iš 2 dalių. Į paskelbtoje užduotyje matosi, kad pirmoji dalis turėjo tokį testinį pavidalą, kur reikėjo iš pateiktų paveikslėlių bei tekstinių tokių fragmentų paaiškinti kai kurias filosofinės sąvokas. Pagrindinis dėmesys sutelktas į Senekos, Kanto bei Aristotelio Nikamacho etikos teiginius. Praktiškai visas pateiktas šioje dalyje filosofinis turinys suvedamas į filosofinės etikos problematiką. Antroje dalyje reikėjo parašyti filosofinį esė, remiantis 3 pateiktais šaltiniais. Visi šaltiniai susiję su egzistencialistų Sartro ir Camus filosofija. Taigi ši dalis faktiškai suveda filosofiją į filosofinę antropologiją. Tokiu būdu filosofijos turinys visiškai susiaurinamas iki žmogaus problemos, o pačią šią problemą siūloma analizuoti izoliuotai, nuo platesnio socialinio ir ontologinio konteksto.
žmogus pagal tokią filosofinę interpretaciją tai sudėtingas, kompleksuotas ir problemiškas toks Robinzonas gyvenantis negyvenamoje saloje. Kodėl jis toks sudėtingas, kodėl toks kompleksuotas, problemiškas, visiškai nesuprantama. Pagal pasiūlytą filosofinę metodologiją tai neįmanoma tiesiog suprasti. Jau senokai yra suvokta ir dėja ne tik marksistinėje filosofijoje, kad pagrindinė žmogaus egzistencijos problema tai žmogaus susvetimėjimas. O susvetimėjimo šaknis glūdi visuomenėje. Visas šis kontekstas lieka už mokiniams siūlomas filosofinės tokios rabinziados borto. Taigi filosofija mūsųse transformavosi faktiškai į asmenybės psichologiją. Idėja šioje vietoje, stebint mūsų visuomeninį individualų gyvenimą norom nenorom, vis dažniau tenka prisiminti marksistinį teiginį apie tai, kad būtis nulemia sąmonę. Nors visa informacinė mūsų visuomenės erdvė tiesiog prikimšta įvairiausią reklaminę produkciją apie visokius neurolingvistinio programavimo kursus bei seminarus, psichologų, psichiatrų, šoumenų, dvasinių praktikų bei viešųjų ryšių specialistų pamokslavimais ir pamokymais apie tai, kas yra, koks yra svarbus pozityvus mąstymas, kodėl reikia valdyti savo mintis, niekas nepadeda. Žmonės vis vien nepatenkinti, pikti, suirzę, keikia gyvenimą ir valdžią, žudo ir žudosi, emigruoja, degraduoja. O politikai vis taip pat kaitaliuoja partijas bei pažiūros, išduoda kitus ir parsiduoda patys, skundžia ir persekioja vieni kitus, nuolat kariauja su praeitimi ir su kaimynais, vieną kalbą prieš rinkimus, kitą daro po jų, šmeižiai apgaudinėja, praktikuoja dvigubus, trigubus ir keturgubus standartus. Vienu žodžiu, filosofinis ir iš jos išplaukiantis toks propagandinis idealizmas niekaip neįveikia gyvenimiško materializmo ir pasaulio dialektikos. Psichologiškai galima, žinoma, kuriam laikui įtikinti save į kitus, kad esi sotus bei laimingas ir kad viskas priklauso nuo mūsų vidinio dvasinio gyvenimo darnos ir harmonijos. Bet realaus išorinio pasaulio disharmonija, nepritekliai ir konfliktiškumas nuolat išbalansuoja žmogaus savijautą į savimonę bei jo poelgius. Žmogaus vidinis pasaulis priklauso nuo išorės pasaulio. Jo psichologinės problemas įtakojamos išorės problemų. Žmogus tai jokia abstrakcija egzistuojanti už šio pasaulio ribų. Jo būtis yra visuomeniška. Šią prasme galima net suprasti mūsų filosofijos pabėgimą ir pasitraukimą į filosofinės etikos ir antropologijos prieglaudą. Tai savotiška apsauga nuo politiškai rizikingų tokių filosofinių mūsų socialinės būties apmąstymų. Kita vertus, postmodernistinė filosofija sąmoningai priešpastatė savo filosofinį požiūrį į pasaulį bet kokiam moksliškumo pradui. Todėl tikro filosofiško moksliškumo niša šiandien per taip vadinamą masinę kultūrą užpildoma įvairiausių pseudomokslinių kokteilių. Magija, horoskopais, ekstrasensais, zombiais, vaiduokliais, vampyrais ir panašiais dalykais. Išstumta iš filosofinių mokslinių apmąstymų bei tyrinėjimų tiesa tampa tokios mistinės, glamūrinės, kartais net baisokai žavingos, mūsų šiandien supančios dvasinės kultūrinės ir iš esmės antižmogiškos ir antikultūrinės realybės turiniu. Tiesios neigimas transformavosi į priešingybę savo, į melo, mistifikacijų, į manipulacijų teigimą.
Tik pakeitęs savo aplinką žmogus gali pakeisti ir save, o ne atvirkščiai, kaip dabar nuolat kalama į mūsų galvas. Žmogaus galvos turinys formuojasi ne pats savaime, o išorinių signalų informacijos dėka. Tie signalai ir ta informacija gauname pirmiausia iš būties, o ne iš sąmonės. Kaip sakoma, su kuo prasidėsi, nuo to ir užsikrėsi. Absoliuti žmonių dauguma neegzistuoja kokiame nors nutolusiame vynalyne ar negyvenamoje saloje. Jie gyvena visuomenėje šalia kitų žmonių, bei įvairiausių institucijų ir nenorom turi nuolat bendrauti. O tas bendravimo tipas, stilius ir būdas priklauso būtent nuo visuomenės ir struktūros ir visų pirma politikų elgesio. Šio bendravimo pobūdis, visuomeninių santykių visuma ir formuoja atitinkamą realaus, o ne išgalvoto visuomeninio žmogaus psichotipą bei jo prigimtį. Ta pati taisyklė galioja ir valdžiai bei jo žmonėms. Pakeisti vidaus politiką įmanoma tik pakeitus išorinę tarptautinę aplinką, pakeitus užsienio politiką. Nors šiandien pasaulinė tvarka pastebimai keičiasi, bet sustabarėjusi mūsų politikų strateginio bukumo ir jų pačių išgalvotų fobijų dėka, užsienio politikos orientacija išlieka inercinės tokios stagnacijos būklėje. Todėl bet kurios naujos valdžios geri ketinimai, jeigu tokie būtų, ir pastangos kažką iš esmės pakeisti šalies vidaus gyvenimo, visada pasibaigs tik tokių kosmetinių esamos situacijos papudravimu. Filosofija antropologija su juo žmogaus problema tam, kad išlaikyti moksliškumo kriterijus, turi būti neatsiejama nuo socialinės filosofijos. Socialinė filosofija yra visuomenės teorija. Ji neužsiema konkrečių socialinių reiškinių priežasčių paiešką, o formuoja šių priežasčių paieškos metodologiją, pagrindinius jų atradimo būdus. Pačią tokią paiešką užsiema kitas socialinis mokslas – istorija, apie kurią kalbėsime kitoje laidoje. Socialinė filosofija faktiškai yra sutapatinama su visuomenės sociologija. Pastaroji turi du lygius – bendroji sociologija, tai mokslas apie visuomenės struktūrą bei vystymąsi, ir taikomoji sociologija, tai pirmiausia taip vadinami konkretus sociologiniai visuomeninės nuomonės tyrimai ir apklausos. Socialinės filosofijos metodologijos pagrindu formuojamas tam tikras sociologinis visuomenės paveikslas. Didieji socialiniai filosofai ir sociologai atskleidžia ypatingą socialinio gyvenimo sudėtingumą ir įvairovę. Ir visada jie norėjo rasti kažkokį vieningą pagrindą, bendrą vardiklį, į kurį būtų galima redukuoti visą šią įvairovę. Šiame savo nore jie tik siekia kitų, ypač gamtos mokslų pavyzdžių, kurie kiekvieną savo sferoje rasdavo vieną ar kitą tokį pirmąjį statybinį bloką, nuo kurio viskas prasideda, ant kurio viskas stovi. Na, pavyzdžiui, fizika, tai elementarios dalelės, chemija, tai atomai ir molekulės, biologija, gyvasias ląstelės, psichologija, dirglumo reiškiniai ir taip toliau. Marksas, kaip žinia, tokį statybinį bloką surado gamybos būde, Weberis protestantiškoje etikoje, ant kurios pagrindo buvo atseit statomas kapitalizmas. Kiti bendros sociologijos klasikai – Montesquieu, Kontas, Spenceris, Tokvilis, Diurkhemas, Pareto, Belas bei kiti kalbėjo apie kitokius visuomenės pagrindus.
Iš esmės, klasikinė bendroji sociologija buvo gana toks pluralistinis reiškinys, kiekvienas jos atstovų buvo sukūręs savo sociologinę visuomenės teoriją. Dabargi postmodernistinės filosofijos laikais, su jos tokio totalinio pluralizmo propaganda, sociologijos formuojamas visuomenės vaizdas, nors tai atrodo paradoksalu, tampa gana toks manistinis. Istorija pasibaigia, kada jis pareiškė politologas Fukuyama, turėdamas omenyje politinio liberalios demokratijos modelio hegemoniją pasaulyje. Tiesa, vėliau jis atsisakė šio savo teiginio, bet sociologinė prasme mokslinis visuomenės suvokimas ir jos pačios narių savivoka šiandien kaip tik ir primena istorijos pabaigą. Atseit kapitalizmas nugalėjo visame pasaulyje ir visiems laikams. Jeigu vakaruose dar apstu šios visuomeninės santvarkos kritikų bei gilių ir alternatyvių dabartinę visuomenę praktiką apibendrinančių teorijų, tai mūsuose visiškas glamūras, visiškas štilius. Visuomenės supratime mūsuose vyrauja toks loginis fatalizmas bei metafizika. Tai yra nuostata, kad nieko nepakeisi ir mąstymas pagal principą arba. Arba laisvė ir nepriklausomybė, arba atseit priklausomybė ir okupacija. Nesigiliant į šių sąvokų realų tokį turinį ir istorinės bei socialinės metaformosios ir transformacijos. Iš čia išplaukia ir toks nuolatinis priešų paieškos sindromas bei kitaminčio persekiojimas. Tai yra, toks mąstymas yra tokio politinio totalitarizmo, nacionalizmo bei kitokių fanatizmo apraiškų pagrindas. Kita vertus, anksčiau vyko ženklus tokie socialinės minties atradimai, atsirasdavo socialinės idėjas, kurios keisdavo pasaulį. Buvo kadaise Adomas Smitas, Čarlzas Darvinas, Karlas Marksas, buvo šimtai socialinių tokių žinių, rimtų kūrėjų. Šiuo metu tokių žinių idėjų beveik nebėra. Laikraščio, žurnalo, interneto portalo naujienose, mokslo skiltyje 100 techninių naujienų tenka kokią vieną socialinę, ir tai ne visada. Pasaulio socialinių mąstytojų sąrašus 75 turbūt procentais sudaro žmonės, kurie niekada nesugalvoja ne vienos originalios socialinės minties. Galima sakyti, kad bendros sociologijos kaip mokslo tiesiog nebėra. Kadangi nebėra ir mokslinės konkrečių sociologinių tyrimų teorijos. Tie tyrimai tampa nebe tyrimais, galima sakyti, parodija. Kaip šiais laikais atrodo sociologinis tyrimas. Tai kažkas panašaus į apklausą, kurioje dalyvauja, pavyzdžiui, 1000 moterų ir ta apklausa parodo, kad moterims labiau patinka turtingi, stiprūs ir sveiki vyrai, o ne vargšai, silpni ir ligoti. Konkretus sociologiniai tyrimai tapo įvairių tokių politinių manipulacijų ir nuomonės formavimo instrumentų pagal užsakovo užgaidas. Sociologinėmis apklausomis, ypač politinėmis temomis, vis mažiau tikima. Šiais laikais jos labiau priklauso politinėms technologijoms nei tikriems moksliniams viešosios nuomonės tyrimams. Tarp šių technologijų yra, pavyzdžiui, ir tokia: išprognozuoti mažiau balsų už teisingą kandidatą, kad būtų galima mobilizuoti jam simpatizuojančius rinkėjus atvykti į rinkimus, į antrą turą, į užkirsti kelią priešo pergalei.
Arba priešingai, šie rezultatai gali ir turi atpalaiduoti ir demotyvuoti pagal apklausų duomenis laiminčių kandidatų šalininkus. Sociologai padaro vis daugiau tokių kliurkų, vis dažniau prašauna pro šalį su savo prognozėmis. Ir tai diskredituoja sociologiją kaip tokį rimtą mokslą. Taigi, apibendrinant, galima teigti, kad filosofija į sociologiją nuėjo ilgą kelią. Kadaise jos, ypač filosofija, buvo pirmųjų mokslų, vėliau patapo teologijos, dar vėliau ideologijos tarnaitė. O dabar ir filosofija, ir sociologija tiesiog tarnauja politikai ir politikams. Jos politizuojamas ir glamorizuojamas, kaip dėja ir visas mūsų šiandieninis gyvenimas. Sėkmės visiems!